Ir šiandien kalbėsime su psichologė Justina Rybakovaite būtent apie suicidines krizes, ką reikėtų daryti, kaip pastebėti galbūt suicidinius atvejus tarp savo kolegų ir savo personale. Tai vat, visų pirma, norėčiau paklausti pačios Justinos, kaip jūs esate susijusi su būtent galbūt savižudybės krizėmis, kokią turit patirtį šitoje sferoje, vat, kaip susijusi jūs. Taip, tai ačiū už pristatymą ir sveiki visi. Tai kalbant apie krizių valdymą, savižudybių, ypatingai krizes, mano pačios patirtis yra tokia pakankamai tiesioginė. Savo karjeroje tekę yra tarnauti Lietuvos kariuomeniai, kur užėmiau psichologo pareigas būtent karinėse struktūrose ir kuo galiu pasidžiaugti, kad būtent tuo metu, kai teko tarnauti kariuomenėje ar ne, užimti psichologo pareigas, mes iš tikrųjų labai didelį dėmesį skiriam būtent savižudybių prevencijai ir krizių valdymui. Ir aš pati buvau mobilios krizių įveikimo komandos viena pagrindinių koordinatorių, kur su šita komanda mes tiesiog reaguodavom į atvejus, kurie, na, tokie skaudus iš tikrųjų būdavo. Tai tiek karių, tiek jų artimųjų ar ne savižudybės ir būtent padėdavom organizuoti psichologinės pagalbos teikimą tiek vadovams, tiek daliniuose, tiek darbuotojams ar ne, kurie būna paliesti, paveikti šito fakto, nes iš tikrųjų organizacijoje kažkur tai įvykusi savižudybė, toks rimtas įvykis, jisai paliečia kiekvieną, net jeigu ir mes tiesiogiai neturėjom kontakto su tam tikru žmogumi, bet na, pats faktas, kad įvyko savižudybė, mums automatiškai iškelia, ar ne, irgi tam tikrus permastymus, ar ne, kokios yra mūsų mintis, nuostatos apie savižudybę ir panašiai. Na ir mes iš tikrųjų organizavom pakankamai plačiai ir mokymus pačioje sistemoje, tai turėjom paruošę stiprią programą mokymų, ar ne, būtent darbuotojams, vadovams, kaip reikėtų atpažinti ir ką reikėtų daryti savižudybės krizės atveju. Tai tokia ta patirtis, ar ne? Tai jeigu kažkam vėlgi ir po webinaro kils kažkokių tai klausimų papildomų, ar norėsis išgirsti kažkokios patirties, tai galima drąsiai bus susisiekti su manim irgi asmeniškai per įvairius tinklus, tiesiog vardas pavardė. Taip ir vat, irgi norėjau ką paminėti, kad šitas webinaras yra tik valandos trukmės ir pakankamai mažai galima apriepti kažkokios svarbios informacijos, ypač kalbant apie savižudybių krizes. Tai vat, tikrai, jeigu yra kažkam aktualu, tai galite kreiptis į mūsų pačią platformą, galim pasikalbėti ar dėl kažkokių mokymų platesnių ar ne. Vat, kaip pastebėti, yra visokių praktikų, kurias galime tokius kaip ir vaidybinius žaidimus, žodžiu, žaisti, pastreniruoti, kaip kalbėtis su kolegomis apie savižudybės riziką ir panašiai. Tai tikrai nebijokit, žodžiu, kreiptis, kam tai yra įdomu. Ir šitą webinarą kažkaip norėjau pradėti nuo to, paklausti Justinos, kokiagi yra situacija apskritai Lietuvoje su savižudybėmis. Nes mes visada girdime, kad čia Lietuvoje pas mus labai dideli skaičiai, mes čia esam pirmaujantis Europoje, bet kaip yra tada iš tikrųjų čia pas mus, ar iš tikrųjų taip blogai? Nu, jo, tas žodis taip blogai iš karto tokias asociacijas kelia. Na, iš tikrųjų, kuo reikėtų pirmiausia pasidžiaugti, kad per pastarąjį dešimtmetį statistika, savižudybių statistika Lietuvoje jinai ženkliai sumažėjo, ar ne, tai netgi dvigubai ir iš tikrųjų, nors mes vis dar esam prie tų, kurie pirmauja, ar ne, Europoje pagal savižudybių skaičių tenkantį 100 000 gyventojų, ar ne, taip dažniausiai statistika yra skaičiuojama, ar ne, kiek vidutiniškai savižudybių tenka 100 000 gyventojų, tai šiuo metu Lietuvoje mes turime apie 18-19, ar ne, taip per paskutinius metus rodo skaičiai tenkančią maždaug 100 000 gyventojų savižudybių.
bet tuo pačiu iš tikrųjų įvairios iniciatyvos Lietuvos ir valstybės ar nevalstybiniu mastu keičiami ir įstatymai ir viešinama pati tematika, mažinama stigma, apie tai kalbėjimas rodo, kad na, mes turim gerėjančią situaciją ir šiuo metu jau nebesam taip ženkliai išsiskiriantis, ar ne, Lietuvos ir pasaulio mastu, kuo reikėtų pasidžiaugti, ar ne? Bet aišku, vis dar, kadangi skaičiai yra nemaži, tai rodo, kad na, negalim tylėti, negalim ignoruoti pačio fakto, kad vis dar statistika yra aukšta ir na, labiausiai kas išsiskiria, tai išsiskiria, kad vyrų nusižudo vis dėlto maždaug 4,5 karto daugiau negu moterų. Tai šita statistika, jinai tokia labai stipriai šokanti, kad na, vis dėlto vyrai, kurie stereotipiškai, nestereotipiškai ar ne, vis dar yra linkę mažiau kalbėti ir dalintis kylančiais sunkumais, tam tikrais išgyvenimais ir na, galbūt prisimamom atsakomybėm, ypač čia mes kalbam ir apie, na, jeigu tai būna tam tikros ir pareigos ar ne užimamos, kad na, vyrai dažniau pasirenka šitą išeities kelią. Ir tarp kitko, iš tikrųjų į mūsų platformą kreipiasi įvairios organizacijos ir sako, nu vat pas mus personalas čia yra vyresnio amžiaus vyrai, ten 50 metų plus, tai ar verta čia teikti tą pagalbą, nes greičiausiai, kad jie nesinaudos. Ir čia tikriausiai ir yra vat, tas toksai kabliukas, kad iš tikrųjų daugiau nusižudo vyrų, bet jie ir nelabai nori kreiptis tos pagalbos, patys nelabai jos ieško, ar ne? Jo, nes šiaip statistiškai na, ir yra savižudybių skaičius dažnesnis vyresnio amžiaus tarpe vyrų, ar ne, o ką pastebima ir Lietuvos, ir pasauliniu mastu, kad jaunesnio amžiaus žmonių tarpe savižudybių skaičius yra labai ženkliai mažėjantis ir tai irgi rodo, kad na, vis dėlto mes čia nekalbam dabar apie ten kažkokios tai didelius skirtumus ar ne tarp amžiaus, bet iš esmės, kad na, yra ta statistika, kad vis dėlto jaunesnio amžiaus žmonės, jie labiau linkę kreiptis pagalbos, ar ne, yra atviresni labiau tai pagalbai. Aišku, iš to irgi ten yra daug sekančių kitų dalykų, bet, na, savižudybės statistika ten yra mažėjanti ypatingai ryškiai. Mhm. Ir ta prasme, šiaip žvelgiant, vat, kaip ir sakėte, per visą dešimtmetį savižudybių skaičius mažėja Lietuvoje, ko mes tikrai galime pasidžiaugti, nors ir esame pagal ES pakankamai aukštai, bet kaip ir minėjot, vat, visokios iniciatyvos, kalbėjimas, seminarų klausimas, jis prisideda prie tokios kaip ir stigmos, gal kažkokios mažinimo mitų, kurie supo tą savižudybės visą temą. Gal žinot, vat, nu, vat, kokie yra galbūt labiausiai išsikeroja tie mitai? Nu, tai turbūt vienas iš pagrindinių mitų ir yra apie tai, kad, na, iš esmės nekalbėti apie savižudybę, ne? Nes dažnai žmonės galvoja, tai jeigu aš paklausiu, jeigu aš pasakysiu, jeigu mes čia organizacijoje kalbėsim apie savižudybės, tai mes tarsi kažkokią tai minčių pateiksim, ar ne, idėjų žmonėm, ką daryti. Nu, iš tikrųjų, turbūt nei vienas, kuris čia prisijungęs dabar, na ir šiaip mūsų visuomenėje nėra žmonių, kurie negirdėjo apie tokį faktą kaip savižudybė, nu, nebent mes kalbam apie vaikus ar ne, kurie dar nesupranta, bet iš esmės tai nu, visi žino apie tokį dalyką kaip savižudybė ir kalbėjimas apie savižudybę nepakiša kažkokio tai fakto, ką čia žmogus galėtų daryti ar ne kokį variantą pasirinkti. Iš esmės pagrindinis mitas ir yra nekalbėti, neliesti, neiškelti kažko tai per daug į paviršių, ar ne, na, o faktas tiesa yra ta, kad nuo savižudybių kaip tik ir saugo, mažina na, tą statistiką būtent kalbėjimas, atviras kalbėjimas, nes tai mažina stigmą, tai suteikia galimybę žmonėms kalbėti, galimybę išgirsti, kad kažkas susiduria su kažkokiom problemom. Nes šiaip kalbant apie savižudybės, tai na, mintis apie savižudybę kaip vieną iš problemų sprendimo variantų kažkuriuo gyvenimo periodu ateina praktiškai
praktiškai kiekvienam žmogui, ar ne? Tai nereiškia, kad mes, na, jeigu kilo mintis, darom kažką tai su ta mintimi, ar ne? Bet kaip vienas iš sprendimo būdų kažkuriame tai gyvenimo periode susidūrus su dideliais sunkumais, na, ateina tos mintis, ar ne? Ir kalbėjimas jisai tarsi, na, legalizuoja, kad to gali būti, bet lygiai taip pat ir parodo, kad, na, galima ir ieškoti pagalbos tame. Tai, na, vien irgi, na, tas mitas yra, kad jeigu aš paklausiu kito žmogaus apie tai, ar jisai galvoja apie savižudybę, tai vėlgi kažkaip tai jam pakenks arba jisai įsižeis, jam dar blogiau pasidarys. Tai, nu, faktas yra priešingai, ar ne, kad jeigu mes kuo atviriau kalbam, mes kaip tik suteikiam žmonėm tiek organizacijos mastu, tiek individualiam tam lygmenį žmogiškam kontakte, parodom, kad, na, vis dėlto tai yra erdvė, kur mes galim kalbėti apie tai, kas kyla, ar ne? Tai vienas iš tų mitų iš tikrųjų yra nekalbėti, bet iš tikrųjų, nu, realybė yra priešinga. Ar ne? Kitas mitas dažnas irgi būna, ar ne, kad jeigu jau žmogus kalba apie savižudybę, tai jisai tik tai dėmesio siekia, ar ne, nes jeigu iš tikrųjų norėtų nusižudyti, tai nieko nekalbėtų ir eitų ir tą padarytų. Na, realybė yra kitokia, kad iš tikrųjų šiaip, na, ir vėliau nusižudžiusiųjų artimuosius, ar ne, apklausus įvairių tyrimų duomenis, jie vis dėlto rodo, kad na, apie 70–80 procentų nusižudžiusių žmonių, jie vienaip ar kitaip jau buvo įvardinę apie savo mintis, kad jie galvoja apie savižudybę. Tai jeigu žmogus įvardina garsiai apie tai, kad jisai galvoja apie savižudybę, kad jis nemato prasmės gyventi ir panašiai, tai nėra tik tai dėmesio siekimas, ar ne? Nes šiaip, na, jeigu jūs, na, nežinau, kaip čia kokia auditorija daugiau sėdinti, bet šiaip, na, jeigu paklaustumėm savęs, na, dažnai būna, ar ne, kad žmonės šiaip savo nesako tokių minčių kaip apie savižudybę, net ir manipuliuojant, ar ne, ar ten dėmesio kažkokio tai prašant. Na, tai jeigu žmogus tai įvardina, tai aišku, tom žmogui, na, ir reikia dėmesio, ar ne, ir dėmesio dažniausiai tokia prasme, kad man reikia pagalbos, man yra sunku ir iš tikrųjų, na, mes turėtumėm vertinti tikrai rimtai kiekvieną pasisakymą, ar ne? Taip, tai gali būti manipuliacinių dalykų, bet šiaip dažniausiai už to eina jau einančios didžiulės problemos, ar ne? Na, yra ten tam tikros struktūros, nežinau, kaip kalėjimuose, ar ne, kur ten dažnai būna tokių manipuliacinių labai veiksmų, kad ten gauti kažko tai, bet šiaip tai, jeigu žiūrėti, na, kitose struktūrose, organizacijose, tai, na, jeigu žmogus kalba apie tai, tai dažniausiai ten yra į ką atkreipti dėmesį. Ne, ir dar vienas mitas toks gajus, kad, na, jeigu žmogus galvoja apie savižudybę, kalba apie savižudybę, tai jisai silpnas, ar ne, čia silpnumo požymis kažkoks. Tai, na, iš tikrųjų, to mes negalėtumėm laikyti kaip silpnumo požymių. Mintis apie savižudybę, jos iš esmės ištransliuoja didžiulį vidinį skausmą ar didžiulę vidinę kančią, kurią žmogus išgyvena tuo metu ir, na, jam atrodo, kad nebėra išeičių iš situacijos. Ir dažnai už to būna einantis ir psichikos sutrikimai tam tikri, ar ne, kaip, pavyzdžiui, depresija, kai tiesiog, na, nebėra net vidinio resurso, kaip su to tvarkytis. Ir netgi atlikti įvairūs, na, smegenų skano rezultatai irgi netrodo, kad jeigu žmonėm, kurie turi minčių apie savižudybę, net yra matomi pokyčiai smegenyse, ypatingai prefrontaliniai žievėjai, na, kuri yra atsakinga už mūsų sprendimų priėmimą, racionalų mąstymą, ar ne, ir, na, būtent pas tokius žmonės, kuriem kyla minčių apie savižudybę, gali būti sumažėjęs aktyvumas būtent tų smegenų dalių, todėl ir mažiau sprendimų matosi pačiam žmogui, ar ne, kaip išeiti iš tam tikrų situacijų.
nes, na, mes, kai šiaip esam tokioj stabilioj būsenoj, pakankamai pailsėję, neturim tiek daug krūvio ant savęs, mes dažnai iš problemų galim daug rasti būdų, kaip išspręsti, ar ne, kažkokią tai problemą. Na, suicidinės krizės atveju žmogus dažniausiai jau nemato tų sprendimų, jis toks tunelinis mąstymas yra įsijungęs ir dažnai tas mąstymas yra katastrofinis toksai ir na, tai nėra apie silpnumą žmogaus, bet apie tai, kad jam nu, iš tikrųjų reikalinga kažkokia tai pagalba. Mm. Taip, ačiū labai Justina, kad visus šituos mitus aprėpėt, nes manau, kad labai svarbu yra apie juos kalbėti. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad ypač organizacijose ir vat, kadangi čia vis tiek daugiau yra HR žmonių, jie daugiau galbūt vat, galvoja būtent apie tą manipulacijos aspektą ir buvo visai neblogas klausimas mums įkritęs, kur būtent ir klausia, ką daryti, jeigu žmogus pradeda manipuliuoti, grasindamas nusižudyti, matydamas, kad dėl to sulaukia kažkokio vat dėmesio ir ar tikslinga atitolti nuo tokio žmogaus ir vengti bendravimo. Ką jūs su tokį klausimą galėtumėte atsakyti? Na, tai vienareikšmiškai aš sakyčiau, kad netikslinga atitolti ir atsitraukti, ignoruoti kažkaip tai. Tai, na, vis tiek, na, kad ir žmogus manipuliuoja, tai rodo, kad ten yra kažkokia tai krizė ir čia yra svarbu kalbėti atvirai su tuo žmogumi, ką pastebim, ar ne. Aš matau, kad tu kalbi apie tai, ar ne, girdžiu, kad galvoja apie savižudybę. Na ir tada tiesiog įvardinti tam žmogui, tai kaip mes galim ieškoti pagalbos, ar ne? Nes čia svarbu išlaikyti profesionalumą, nesivelti į tas manipuliacijas, dėrybas, ar ne? Nes jeigu ten jausmas yra, kad manipuliuoja, nes nori sumažinti darbo krūvį, gauti kažko tai daugiau, ar ne? Na, va, žiūrėti, kas už tų manipulacijų yra einančių, tai čia nesivelti į tai, kad aš tau tai duosiu, tu tik tai nenusižudyk, ar ne, bet iš kitos pusės žiūrėti, kad taip aš girdžiu tavo įvardintus žodžius apie savižudybę, man tai kelia nerimą ir man čia yra dabar svarbiausia pasirūpinti tavo saugumu. Tai sėskim ir kartu žiūrėkim, ką mes galim padaryti, kad kur tos pagalbos gauti, ar ne, bet iš tikrųjų, na, ribos, jos irgi turi atsirasti, kad aš girdžiu ir tuo pačiu aš, nu, nesutinku daryti tam tikrų dalykų, ar ne, nes, na, man tai skamba, galbūt netgi ir įvardinti galima, ar ne, man tai skamba, ar ne, kaip kažkoks tai bandymas gauti kažko, aš noriu tau padėti, man yra svarbu, tai kartu ieškokim, kaip tą padaryti, ar ne, nu, va čia kantrybė, neišsiprovokuoti emocijoms, nes labai dažnai, na, ten, kur yra manipuliacija ir jeigu mes pagaunam manipuliaciją, kas gaunasi, mum kyla pyktis. Ar ne? Ir dažnai net nesuprantam, kodėl kyla pyktis. Atrodo, žmogus apie savižudybę kalba, o čia pyktis kyla, ar ne? Tai čia gali sėtis ir mūsų nuostatos vidinės tam tikros, kokias mes turime apie savižudybę, arba tiesiog fiksuojam, kad ten yra manipuliacija. Tai čia, na, pristabdyti ir labiau žiūrėti ir akcentuoti tai, kad aš noriu tau padėti. Ar tu nori apie tai pasikalbėti, žiūrėk, va, galima kreiptis pagalbos čia, čia ir čia. Jeigu tu jausi, kad tu norėsi pasikalbėti, dabar tu nenori kalbėti, ar ne, tai žinok, kad gali ateiti pas mane pasikalbėti, arba mes turim organizacijoje tam tikrus kontaktus, kur tu gali kreiptis, nežinau, anoniminės pagalbos galima kreiptis ten ir ten, labiau koncentruotis į tai, kur žmogus gali gauti pagalbos ir išreikšti, kad man yra neramu, bet nepasiduoti reikalavimams kažką gauti. Čia mes brėžiam ribą, ar ne, ir sakom stop. Svarbiausia yra tai, kad aš girdžiu tavo žodžius apie savižudybę ir panašiai. Taip, tai vat, kadangi, sakau, tikrai ne vienas klausimas buvo dėl tos manipuliacijos, tikiuosi, kad jūs vat, ir atsakėt, kam kilo šitie klausimai. Ir kadangi turim labai ribotą laiką, norėčiau galbūt tada peršokti prie rizikos faktorių, vat, kokie yra tie rizikos faktoriai, kaip galima pastebėti, kad žmogus vat, nu, gali būti suicido krizėje. Mhm. Na, tai pirmiausiai, ką svarbiausia turbūt kreipti dėmesį darbo aplinkoje, yra stebėti pokyčius.
atsiradusius, ar ne? Ir darbuotojo, kolegos pokyčius, kokie yra besirandantis. Ir tie pokyčiai, jie dažniausiai gali reikštis skirtingose lygmenyse. Pavyzdžiui, elgesio lygmenyje mes galime pastebėti besikeičiančius kažkokius tai staigius pokyčius. Mums svarbiausia atkreipti dėmesį į tai, kas yra kitaip negu buvo iki tol, ar ne, kas pasikeitė žmogaus elgesyje. Pavyzdžiui, kažkokie tai darbo įpročių pokyčiai, ar ne, žmogus, kuris visada buvo punktualus, kuris laiku atlikdavo užduotis, kuris buvo, nežinau, ten toks pavyzdingas, ar ne, darbuotojas, staiga pradėjo vėluoti į darbą, daro daug klaidų, neatlieka kažkokių tai užduočių ir panašiai. Žmogus, kuris buvo socialus, taiga izoliuojasi, nebendrauja su kolektyvu, arba atvirkščiai, ar ne, tas, kuris buvo toks ramesnis, ar ne, staiga pradeda matyti, kad jisai ten pradeda labai stipriai reikštis kažkaip. Kažkaip jo išgirdau, kažkas kalba, galvau, gal klausia, tiesiog į pačius pokyčius, ar ne, elgesio lygmenyje, ten galbūt praleidinėja darbas, dažnai ima biletenius, kas iki tol nebuvo būdinga. Pokyčiai socialiniam lygmenį, arba, nežinau, galbūt pradedam pastebėti, kad ten kažkokios įtampos randasi, konfliktai tarp kolektyve, ar ne, neignoruoti labai svarbu konfliktų, nes tai yra irgi rizikos veiksnys. Dabar mes daug kalbam apie smurtą darbo aplinkoje, mobbingo apraiškas, ar ne, tai, mobbingas vienareikšmiškai yra labai stipriai besisiejantis rizikos veiksnys darbo aplinkoje, turbūt, daugelis atsimena, nuo ko iš viso prasidėjo, toks viešas kalbėjimas apie smurtą darbo aplinkoje, kai Šiaulių ligoninėje, ar ne, nusižudė slaugytoja, kuri patyrė mobbingą darbo aplinkoje. Perdegimas, ar ne, pervargimas darbo aplinkoje, tai irgi yra rizikos veiksnys, tai vėlgi HR-ui ypatingai yra svarbu su padidinamuoju stiklu kartais pastebėti tuos žmonės, kurie, mūsų žvaigždės yra darbo aplinkoje, vadinami tie high performeriai, ar ne, kurie rodo puikius rezultatus, iniciatyvas, prisiema savo daug atsakomybių ir panašiai, tai šitie žmonės, jie yra labai dažnai didžiulio perdegimo rizikoje, o perdegimas jis irgi siejasi su didesnė depresijos rizika ir su suicido rizika taip pat. Tai perdegimas irgi yra stiprus rizikos veiksnys. Galbūt psichologiniam lygmenį matosi tam tikri pokyčiai ar besireiškiantis dalykai, ar ne, emocijų svyravimas, protrukiai emocijų, proveržiai, kur pykčio protrukis, verksmingumas, ar ne, kažkokia tai agresija besirandanti, ypatingai jeigu tai nebuvo būdinga, ar ne, iki tol žmogui, tai irgi rodo, kad jau kažkas viduj vyksta pas tą žmogų, ar ne, ir čia galim pasiklausti, ar ten gyvenime kažkas vyksta, ar bendrai, ar ne, iš kur tai kyla. Labai didelis rizikos veiksnys yra apie tai, jeigu išgirstam žmogų kalbantį apie beviltiškumą ar jausmą, kad niekas jau negali pasikeisti, nei gyvenime, nei darbe, ar ne, matosi toks, kad pasidavimas, ar ne, tai išvis neviltis yra vienas didžiausių rizikos veiksnių, kalbant apie savižudybę. Ir aišku, svarbu atkreipti ir į darbuotojų asmeninio gyvenimo galbūt kažkokius tai dalykus, kas irgi gali būti rizikos veiksniai. Tai, pavyzdžiui, netektis išgyvenamos, nežinau, kažkokie tai asmeniniai dalykai, skyrybos, finansiniai sunkumai ar panašiai, kas, iš esmės išgyvenama krizė gyvenime gali prisidėti prie sustiprėjusių minčių apie savižudybę. Tai čia, tokie pagrindiniai rizikos veiksniai, bet ką svarbiausia atkreipti dėmesį, tai yra į pokyčius, kurie signalizuoja, kad kažkas vyksta pas tą darbuotoją. Tai iš esmės tokius rizikos faktorius kažkokius pastebėjus ir svarbiausia yra eiti ir kalbėtis tuo žmogumi, nes kitaip mes nežinosime, kas ten dedasi pas jį viduje. Jo, ir čia iš tikrųjų yra tas svarbu, šiaip yra labai svarbu ir, jeigu taip ir HR lygmenyje, ar ne,
kalbėti organizacijoje apie tai, kad mes rūpintumėmės vienas kitu, ar ne, kurti tą atmosferą, kurioje, na, galima tiesiog bent jau suprasti, atpažinti, kokie yra tie rizikos veiksniai. Nes šiaip ar ten kurti tą ryšį iš HR pusės su darbuotojais, kad jie gautų nuo kažkokios tos informacijos, kad ten kažkas vyksta. Nes, na, aš kaip būdavo pati, ar ne, organizacijoje dirbu, ar ne, ir kažkokios tai darbuotojo problemos, ar ne, besirandantis, nežinau, alkoholio vartojimas irgi yra didelis rizikos veiksnys, jeigu pradedam pastebėti, kad psichotropinių medžiagų vartojimas reiškiasi, tai ką dažnai daro, ar ne, kolegos, darbuotojai bando ten dangstyti, slėpti, ar ne, nu va čia šį kartą, gal ten vienas kartas, antras kartas reikia gelbėti, ar ne, nes jeigu žmogus ten atleisim iš darbo, jisai neteks to darbo, tai jam dar blogiau bus, tai nu su priklausomybėm čia irgi yra atskira tema, į kurią čia šiandien neisim, bet nu, tai gali iš tikrųjų tas nuolatinis gelbėjimas ir glaistimas problemų tiesiogiai jų neadresuojant iššūkia daugiau papildomų problemų, ar ne? Tai kalbėti tiesiogiai su darbuotoju ir tiesiog jam tame pokalbyje, ar ne, dažnai kyla žmonėm klausimų, tai kaip tą pokalbį vesti, ar ne, tai ką ten kalbėti, ką sakyti, tai tiesiog labai žmogiškai, sveiko proto ribose, tai tas, kad ne kažkokioj saugioj aplinkoj, ne kažkur koridoriui, ar ne, kur aplinkui yra kitų žmonių, ar ten virtuvėlėj kokioj, kur irgi bet kuriuo metu kažkas gali įeiti, bet tokioj saugioj aplinkoj, tiesiai žmogui ir įvardinti, na, žiūrėk, aš pastebėjau, kad pasikeitė tavo elgesys, aš pastebėjau, kad tavo emocijos kažkaip tai stipriau reiškėsi, aš girdėjau iš tavo vadovo arba iš kolegų, kad, na, vat kažkas ten vyksta, ar ne, kad, nu, vat vėluoji į darbą, ar ne, arba kad daugiau klaidų atsirado. Nu, ne kritika tai, ką aš sakau, bet apie tai, kad matau pokytį, ar ne, atsiradusi, tai man rūpi ir aš noriu tiesiog paklausti ir sužinoti, ar pas tave galbūt kažkas vyksta. O gal tu, na, jeigu žmogus ten šiek tiek papasakoja kažko, tai ir ne, na ir įvardinti ten, jeigu žinom, kad kažkokie pokyčiai vyksta žmogaus gyvenime. Žinai, dažnai žmonėm, kurie eina per skyrybas, kurie išgyvena nežinau, patiria perdegimą ar ne, yra pervargę, jiem būna kyla minčių apie savižudybę. Galbūt ir tau yra kilę tokių minčių, gal tu dabar galvoji apie savižudybę. Tiesiog nebijoti pačio klausimo, bet iki klausimo irgi prieiti, ar ne, sukurti saugią aplinką su pačiu darbuotoju ir gali būti, kad žmogus tiesiog tame momente tą ir pasakys, ar ne? Ir šiaip čia, jeigu užduodam jau galų gale tą klausimą, ar tu galvoji apie savižudybę, kur to klausimo tikrai nereikėtų bijoti, nes jeigu žmogus negalvoja apie savižudybę, jis labai greitai ir aiškiai pasakys, ne, aš negalvoju, ar ne? Kaip per vienus mokymus savižudybę atsimenu, labai įstrigo tas pavyzdys, nu, sako, kad, nu, jeigu aš jūsų paklausčiau, ar tu nori nusipjauti savo ranką, ar nusikirsti savo ranką, nu, tai mes dažnai turbūt nesusipurtytumėm nuo to klausimo ir sakytumėm, nu, ne, tikrai nenoriu, ar ne? Tai lygiai taip pat su savižudybė, tai ar tu nori nusižudyti, jeigu aš nenoriu, tai ir pasakysiu, kad tikrai nenoriu. Bet jeigu ten randasi dvejojimas kažkoks, ar ne, nu, toks, nu, nežinau, ar ten neužtikrintas atsakymas, tai čia jau vertėtų stabtelti, ar ne, ir jau truputėlį atidžiau pasižiūrėti. Bet ką iš esmės reikėtų daryti, tai tiesiog leisti išklausyti, ar ne, ir leisti žmogui pasidalinti apie tai, kas vyksta jo gyvenime. Šiaip tai jeigu toks algoritmas pagalbos, aš čia gal peršoku, ar ne, tai 4 tokie pagrindiniai žingsniai, aš kaip sakau, visada yra. Pirmiausia, atpažinti, ne, pamatyti, kad kažkas yra, ar ne, tada drąsiai paklausti. Antras žingsnis apie tai, kas vyksta saugioje aplinkoje, ar žmogus galvoja apie savižudybę. Trečias žingsnis yra išklausyti apie tuos sunkumus, ar ne, naudoti aktyvaus klausymosi principus, apie ką mes jau daugelis turbūt esam girdėję ir organizacijose, ir mokymų įvairių turėję, bet tiesiog leisti žmogui išsikalbėti ir galiausiai padėti rasti pagalbą. Nes jeigu žmogus yra savižudybės krizėje, jam bus sunku eiti savarankiškai ieškoti pagalbos, kaip būna, na tai tu kreipkis kur nors.
Tas žmogus, na, jam ir jis jau apie savižudybę galvoja, jis jau nežino, kur kreiptis ir ką daryti, ar ne. Tai didžiausia pagalba yra, va, iš HR organizacijoje. Žiūrėk, yra tokios ir tokios nemokamos pagalbos linijos. Mes turim pagalbą sutartį sudarę su psichologais, su kažkokiu tai nežinau, kaip visi psichologai ar ne, platforma ir ten tu gali kreiptis pagalbos nemokamai. Ten ir ten galima kreiptis pagalbos anonimiškai, ar ne? Ar yra kažkokios tai nemokamos pagalbos linijos, ar mūsų organizacijoje yra tam tikros anoniminės pagalbos linijos. Na tiesiog pakankamai konkrečiai žmogui suteikti informacijos, kur jisai galėtų gauti tos pagalbos. Arba tiesiog pasakyti, kad jeigu na, tu norėsi su kažkuo pasikalbėti, tai tu gali su manim pasikalbėti. Bet tą pagalbą irgi siūlom, jeigu esam pasiruošę išklausyti tą žmogų ir teikti. Nes jeigu jaučiu viduj, kad neturiu resurso ir man tai yra per sunku, tai ir neiti į tai, nes kitas jaus. Tai bet man gal kažkaip taip ir atrodo, kad dažniausiai gal ir bijo netgi žmonės klausti, ar va, tu galvoji apie savižudybę, nes nelabai žino, ką reikėtų atsakyti, jeigu žmogus atsakys taip galvoju. Jo, ir va čia iš tikrųjų tai yra, ačiū Arminta už tą, nu, va, tokį įvardinimą, iš tikrųjų labai dažnai žmonės net neklausia ir net neina į šitas temas, nes yra baisu, okei, tai aš paklausiu, o tai ką man reikės su tuo daryti, jeigu žmogus iš tikrųjų man pasakys, kad taip, aš galvoju apie savižudybę. Tai čia yra labai svarbu akcentuoti ir noriu, kad išgirstų kiekvienas klausytojas, kad mūsų atsakomybė nėra išgelbėti kito žmogaus gyvybės. Čia ne mūsų galioje išgelbėti kito žmogaus gyvybę, ar ne? Nes savižudybė yra veiksmas ir pats žmogus pasirenka, ar ne? Ar jisai padarys tą veiksmą ar ne. Ką mes galim padaryti, ar ne? Mes galim žmogų nukreipti kažkur profesionalios pagalbos. Tai nei HR, nei vadovas, nei kolega neturi būti psichologas darbuotojui, neturi būti gelbėtojas, ar ne? Mes galim pasiūlyti savo, na, tiesiog emocinę paramą, jeigu jaučiam, kad turim resurso išklausyti, be vertinimo, be kažkokių tai nuostatų, ar ne, be pasakymo, oi, tai ką tu čia pergyveni dėl tokių nesąmonių, taigi čia praeis, ar ne, taigi čia nieko tokio reikšmingo, kas, na, iš karto duoda signalą, kad manęs nesupranta, arba dalinimasi savo patirtim, tai aš irgi per tai ėjau, taigi čia labai viskas išsisprendžia, na, tai nesuteikia erdvės žmogui išsikalbėti. Tai tiesiog suteikti paramą, išklausyti, jeigu žmogus nori dalintis ir jeigu aš jaučiu, kad galiu pabūti kartu su žmogumi ir tuo pačiu prisiminti, kad aš neturiu išspręsti žmogaus problemų. Tai reiškia, neturiu atiduoti skolų, neturiu nudirbti darbų, neturiu išspręsti santykio su vadovais ir panašiai, bet galiu padėti žmogui paieškoti, kur rasti dar daugiau pagalbos. Ne? Psichologas, kažkokios pagalbos linijos, artimiesiems galbūt perduoti informaciją, ar ne, bet su žmogaus sutikimu, ar ne, ar aš galiu paskambinti ten tavo antrai pusiai, ar mes galim kartu pasišnekėti su kažkuo, tai ne su kito žmogaus sutikimu, ne už akių kažkur. Mhm. Ir dar irgi buvo vienas klausimas iš mūsų kažkurio klausytojo, kaip padėti žmogui, kuris, pavyzdžiui, nu, visiškai nepriema pagalbos, nepripažįsta, kad jam reikia vat, kažkokios pagalbos, ką su tokiu žmogumi daryti. Nu, kad ir kaip tai beskambėtų, nu, nieko mes čia tokio ir nepadarysim, ne? Mes galim pasibelsti į duris, kurios yra uždarytos ir nužiūrėti, ar tos duris atidaromas ar ne. Jeigu netidaro, tai po kažkurio laiko vėl pasibelsti ir pasižiūrėti, ar tada atidarys, ar ne. Nu, jeigu netidaro, mes negalim tų durų išlaužti, ar ne, nes tada kuo mes labiau bandom ten laužtis, brautis, gelbėti, padėti, tuo didesnis pasipriešinimas tikėtina tame kyla. Tai tiesiog kantriai priminti žmogui, kad, na, jeigu tu norėsi pasikalbėti, tu gali su manim pasikalbėti ar su kažkuo kitu, vėlgi, kur galima kreiptis tos pagalbos ir nekišti per prievartą, ar ne, kitam žmogui pagalbos, nes tikėtina, kad gausis
priešingą reakciją, suteikti erdvės ir, na, ir kantrybės tame, bet jeigu ten, na, kažkaip destruktyviai tas žmogaus pasipriešinimas reiškiasi, ar ne, nu, per kažkokias tai stiprias emocijas, kurios transliuojasi pyktį, agresiją, gynybiškumą, ar ne, ar kaip tik priešingai labai didelį beviltiškumą, ar ten darbo neatlikimą, na, čia irgi yra svarbu kalbėti apie tai ir aiškiai įvardinti žmogui, nu, kad klausyk, na, vat situacija tai yra tokia, paieškom kartu, ką mes čia galim padaryti. Arba, na, kraštutiniu atveju tai tiesiog, na, irgi atsiranda tas dalykas, kad, na, turi būti ir ribos tam tikros, ar ne, nu, kad vis tiek matau, kad vyksta kažkas tavo gyvenime, jeigu tu nenori apie tai kalbėti, dalintis, viskas su tuo yra tvarkoj, bet, na, mes darbe negalim toleruoti, ar ne, kažkokių tai emocijų prasiveržimų tokių, ar ne, ar mes, nu, turim kartu ieškoti, ką čia galim tada padaryti. Na, ribos jos irgi išliekančios. Mhm. Taip ir vat kažkaip labai gražiai plaukia mūsų visas šitas pokalbis, nes ir kitas dar buvo klausimas vat apie būtent tai, kiek laiko reikia palaikyti tą kontaktą, kad pavyzdžiui mes pakalbame su žmogumi, išsiaiškiname, kad nu, vat, jis galvoja apie savižudybę, jis kreipiasi, tarkim, pagalbos, tai vat kaip tą kontaktą palaikyti, kas kiek laiko paklaust galbūt jo, kaip tau sekasi, kaip tu laikaisi, ką reikėtų daryti. Nu, čia iš tikrųjų negaliu pasakyti tikslaus atsakymo, ar ne? Galbūt yra kažkur tai tie tokie tikslus atsakymai kažkokiuose tyrimuose pateikti, bet aš dabar tikrai nepasakysiu. Man atrodo, čia yra svarbu išlaikyti tą žmogišką kontaktą tokį, ar ne? Kad ne taip robotiškai savo susidėti. Va dabar po 2 savaičių ar ten po 2 dienų turiu paklausti to žmogaus, kaip jisai laikosi, ar ne? Bet, nu, iš to tokio vidinės, ar ne, nu, iš vidinio rūpesčio, ar ne, nu, vat pasitikslinti, nu, vat pasižiūrėti, kaip tam žmogui sekasi, ar ne, galbūt galima susitarti su pačiu žmogumi, jeigu jisai pasako ten apie savo krizę kažkokią, tai jūs padedat susirasti pagalbą, ar nenukreipiat kažkur, ne, nes dažnai pagalba yra iš rankų į rankas, ar ne, nu, kad perduoti kažkam tai, ar ne, padėti rasti tą pagalbą, kur žmogus galėtų gauti didesnę paramą, tai iš tikrųjų galima ir tarti su žmogumi. Klausyk, nu tai va dabar žingsniai yra tokie, ar ne, kurių mes įmamės, ar mes galim po savaitės, ar mes galim po 2 dienų susitikti ir vėl pasišnekėti, ar ne, ar gal nu, va, ar aš galiu su tavim susisiekti tada ir tada, ar ne, ar ten tiesiog, kada prisimenam apie tą žmogų, bet iš to tokio tikro natūralaus rūpesčio, tada galim ir paklausti. Jeigu tai yra, na, dėl varnelės, robotiškai, tai geriau to nedaryti, nes kitas žmogus labai tą jaučia ir ten tada priešinga reakcija yra kylanti. Mhm. Taip. Tai va, tai mes aptariam dabar rizikos visus faktorius, o kokie yra apsauginiai veiksniai savižudybei. Tai vienas iš esminių ir pagrindinių turbūt apsauginis veiksnys yra santykiai darbo aplinkoje, ar ne? Tai toks stiprus priklausimo jausmas, ar ne, komandiškumas, palaikymas, santykiai tarpusavy kolektyve, santykiai su vadovu, aplinka, kurioje netoleruojamas nepagarba, patyčios kolektyve, kažkoks smerkimas, ar ne. Tai saugios aplinkos kūrimas darbo aplinkoje, ar ne? Tokia darbo aplinka, kurioje aiškus lūkesčiai, kur, na, išlaikom darbo ir poilsio režimą, ar ne? Psichologinis saugumas yra kuriamas, nes, na, jeigu kultūra yra anglų kalba hustling, ar ne, kur mes iš tikrųjų skatinam, ar ne, vadovai 2 valandą nakties atrašinėja laiškus, pyksta, jeigu ten nebūna per naktį žmogus nedirba, nes tikrai tekę dirbti ne su vienos organizacijos ir darbuotojais, kur, na, iš tikrųjų kultūra yra tokia, kur tu privalai savaitgalį dirbti, tu privalai naktimis dirbti, nes kitu atveju, nu, tu čia nepritampi net prie tokios kultūros. Tai, na, kurti tokią kultūrą, kurioje yra išlaikomas tam tikros ribos, ar ne, ir gyvenimas nėra tik apie darbą.
Apsauginiai veiksniai vėlgi organizacijoje, tai prieinamumas ir psichologinės pagalbos, jeigu tai yra kažkokie kontaktai psichologų ar sudarytos sutartys tam tikros, kur kreiptis, ką daryti, ar ne, tam tikrais atvejais atviras kalbėjimas, kalbėjimas atvirai apie tai, kaip žmonės galėtų sau padėti, ar ne, švietimas, čia ir streso valdymas, atsparumo didinimas, ar ne, mes neturim tik per krizės eiti, ar ne, mes galim padėti žmonėm, šviesdami juos apie tai, kaip galima tiesiog savo gerovę asmeninę rūpintis, ar ne, kaip spręsti tam tikrus dalykus. Ir pavyzdžiui, netgi laimi labai stipriai tos organizacijos, kurios palaiko sveikos gyvensenos ar ne kūrimas, turi nuostatas į sveiką gyvenseną. Atrodo, mums jau nusibodė čia klausytis, kaip čia tas sportas, maistas, miegas ar ne. Stipriai yra reikalinga, bet iš esmės, na, tai yra mūsų gerovės pagrindas. Ir ką aš ir minėjau pradžioje kalbėdama, kad, na, jeigu tai yra suicidinės mintis, tai gali būti netgi ir, na, pokyčiai mūsų smegenų lygmenyje, pavyzdžiui, prefrontaliniai žievėjai, kurios aktyvumas sumažėjimas, bet kas padeda tą dalį mūsų smegenų aktyvinti, tai yra sportas, ne? Tai vat iššūkiai kažkokie gali būti organizacijų organizuojami, ten, nežinau, kažkokios tai stovyklos, žingsnių rinkimas, sveikatinimosi dienos, bendri ten sporto kažkokie tai užsiėmimai, kas irgi prisideda, ar ne, kaip apsauginis veiksnys, kad, na, mes ugdom tam tikrus irgi įpročius. Ir asmeninių resursų stiprinimas, ar ne, mokymasis ir kalbėjimas apie tai, kaip valdyti savo emocinės reakcijas, kaip spręsti problemas, kur kreiptis, streso valdymas ir panašiai. Taip, tai manau, puikiai atsakėte šitą klausimą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, nes dažniausiai atrodo, nu tai va čia visos sporto iniciatyvos, tai tiesiog, nes faina, visi bus kartu, žodžiu, kažką veiks, iš tikrųjų tai yra savižudybės prevencinis kažkoks kaip ir, ar ne, metodas, kurį gali pritaikyti organizacijos. Jo, tai čia iš esmės apie bendros kultūros organizacijoje kūrimą, ar ne? Nes iš tikrųjų tekę ne vieną ir ne du atvejus savo praktikoje ir individualioj praktikoje matyti, kaip stipriai, na, vat, tos toksinės kultūros, ar ne, kur vadovai ar bendras klimatas organizacijoje yra tie, kurie, na, spaudžia, sekinam, neleidžiam kalbėti apie emocinius kažkokius tai dalykus, nes tai yra silpnumo ženklas, ar ne, vedimas link perdegimo. Ir na, priveda galų gale darbuotojus prie emocinio, fizinio, psichologinio ir protinio išsekimo, ir ko rezultatas, kai žmogus yra išsekęs, jisai, nu, tiesiog nebeturi resurso ieškoti, kaip spręsti, ir jam ta situacija pradeda atrodyti beviltiška. Tai bendros kultūros kūrimas. Gal dar yra vat kažkokių metodų, kaip prevenciškai būtent organizacijos gali veikti prieš savižudybinę riziką? Na, iš esmės tai vis tiek mes kalbam, ar ne, apie pirmiausia, tai organizacijoje kažkokie tai turėtų būti politika, ar ne, ir kažkokie aiškesni procesai, ar ne, tai pradedant nuo to, kad rengiant tas politikas ir nusistatant savo procesus, kaip mes gerinam kultūrą, kaip mes didinam psichologinę gerovę mūsų organizacijoje, kaip kas vyksta krizės atveju, ar ne, įtraukti psichikos sveikatos specialistą į to plano kūrimą, o ne tik tai savarankiškai kažkaip rekomenduotina organizacijom, bet kuriuo atveju turėti krizių valdymo planą. Tai viena yra, kas jeigu atsitinka, na, vat, kažkokioj tai kriziniai situacijai su darbuotojais, ar ne, tai čia galima irgi kreiptis, netgi mes turim prieinamus resursus, pavyzdžiui, krizių centras turi mobilę krizių įveikimo komandą, į kurią galima kreiptis, jeigu, pavyzdžiui, organizacijoje įvyksta savižudybė. Tai, na, nereikia pačiam HR-ui ar vadovams organizuoti tą pagalbos teikimą, bet galima išsikviesti pagalbą iš išorės, kuri būtų suteikta būtent jeigu įvyksta kažkoks tai skaudus įvykis. Ir
Ir na, čia tikrai mes neturim visko patys dėliotis, bet kad kreiptis į, pavyzdžiui, krizių centrą ir išsikviesti mobilę komandą, kuri galėtų atvykti į organizaciją ir suteikti pagalbą, na vis tiek mes turim užsifiksuoti tai kažkur, nes tikėtina tikrai ne visi žinos, ar ne? Tai čia svarbu ir kad ir darbuotojai žinotų, ką daryti, ar ne, tam tikrais atvejais, na, tokio aiškumo įvesti, ar ne? Tai va čia mokyti irgi ir vadovus, ir darbuotojus, HR specialistus apie rizikos signalus, ką reikėtų daryti, tas švietimas, ar ne, visą laiką šalia einantis. Kultūra ir psichologinis saugumas, to kūrimas, kurti aplinkoje, kurioje darbuotojai galėtų kalbėti apie tai, kas vyksta, apie emocinius dalykus be stigmos, ar ne, tai čia nekalbam apie tai, kad čia jau nueiti ir visus kabutėse, aš taip gal tiesiai pasakysiu, glostyti, ar ne, ir tada, kaip sako, dabar mes jau čia tiek apie emocinius dalykus kalbam, kad nebelieka erdvės nei dirbti, nei tada žmonės savo pareigų nebevykdo ir panašiai. Tai čia, na, kraštutinumai, mes nekalbam apie tuos kraštutinumus, apie tai, kad vis tiek, na, ateitų pavyzdys ir iš HR, iš vadovų, ar ne, kaip vis dėlto na, tvarkomės mes organizacijoje su stresu, su krūviu, su emociniais sunkumais kylančiais ir panašiai, netoleruoti mobbingo, diskriminacijos, apie ką ir kalbėjom prieš tai, plus juo labiau dabar ir nuo sausio 1 įstatymai, ar ne, yra, kurie patvirtina, kad na, kiekviena organizacija turi vykdyti švietimą, labai aiškiai nusistatyti procedūras, kur darbuotojai gali kreiptis, ką daryti kažkokiais atvejais. Na, tai ir na, krizių valdymo apibrėžimai, kur kreiptis, ką daryti, irgi gali eiti lygiai grečiai. Ar ne, ir apie suicido švietimą, kaip kalbėti, kaip atpažinti tam tikrus rizikas, gali netgi eiti šalia šitų mokymų, ar ne, galima apjungti kažką tai. Turėti pagalbos, prieinamą pagalbą, tai vėlgi aiškiai nurodyti, kur galima kreiptis, kokiais atvejais, tai čia nebūt, jeigu yra organizacija neturi sudarę sutarčių su kažkokiais psichologais, vieni turi, didesnės organizacijos turi, dabar dažnai mažesnės organizacijos neturi tokių galimybių, bet mes turim labai daug galimybių, kur nemokamai gauti žmonėm pagalbos, ar ne, tai vėlgi patalpinti informaciją kažkur tai vidiniuose puslapiuose, iškabinti, jeigu tai yra ofisai, tam tikrą informaciją, lankstinukų dabar tikrai galima pilną gauti, ar ne, kur tiesiog net krizių centruose nuėjus ten ar išsikvietus tam tikrus specialistus gali atnešti į organizaciją ir ten pakabinti ar atsispausdinti su nemokamai psichologinės pagalbos teikimu. Nemokamą psichologinę pagalbą Lietuvoje galima įsivesti į Google ir ten tikrai ras ir straipsniuose ir kažkur tai, kur nurodyta, kur ta pagalba, tai bent jau tiek, ar ne, viešinti tą informaciją, kad būtų matoma, ar ne, ir darbuotojai žinotų. Ir aišku, prevenciniai mokymai, įvairių psichologinių įgūdžių stiprinimas, psichologinio atsparumo ugdymas, darbuotojų streso valdymas ir panašiai. Ir gerovės stiprinimas kasdienybėje, darbo poilsio režimo stiprinimas, poilsio skatinimas, bendruomeniškumo kūrimas, komandos formavimas ir panašiai. Mhm. Taip, tai yra iš esmės tokie minkštieji įgūdžiai, kurie yra be galo svarbus ir visi ir vadovai, ir darbuotojai, ir tas pats, kad HR-as tikrai turėtų turėti tos įgūdžius. Ir kažkaip atrodo, apie tai kalbėti yra pakankamai galbūt lengviau negu iš tikrųjų praktiškai pritaikyti tos įgūdžius, negu iš tikrųjų nueiti ir paklausti, ar tu galvoji apie savižudybę. Ir žinau tikrai, kad yra praktinių užsiėmimų, kur netgi yra praktikuojamasi, kaip paklausti ir pasirodo, kad žmonės mikčioti pradeda, nes net sunku tą žodį iš tikrųjų ištarti, nes ant tiek yra viskas stigmatizuota. Ir kažkaip man gal dar norisi paliesti tą temą, kad, kaip atrodo ir pats kolektyvas, jeigu yra prarandamas kažkoks kolega būtent dėl savižudybės. Nes tikrai pas mus nekart yra kreipusios tam tikros įmonės, kuriuose įvyksta savižudybė ir iškart toksai kaip ir chaosas, niekas nežino, ką daryti, niekas negali dirbti, žodžiu, visi yra išsiblaškę. Tai iš tikrųjų labai didelis smūgis yra, ne tiek pačiai organizacijai, bet ir komandai ir kažkokiem galbūt kolegom, kurie artimiau bendravo su tuo darbuotoju. Tai kaip tada viduje ta organizacija atrodo ir ką irgi reikia iš karto tada daryti?
Jo, tai viena, tai aš iš tikrųjų tikrai rekomenduočiau kviesti specialistus ar ne, kažkokią, nu, komandą ar ne, krizių įveikimo, ar turėti, na, kažkokį kontaktą su, pavyzdžiui, kažkokiu psichologu ar ne, kuris galėtų tuos krizės atveju atvykti ir tiesiog pakalbėti su darbuotojais apie tai, bet jeigu tokių galimybių nėra, tai mm, kas yra svarbu, tai yra svarbu kažkaip neromantizuoti pačios savižudybės, nes dažnai būna ar ne, kad po savižudybės, ten, nežinau, būna žmogus tikrai, na, matėsi ryškiai, nežinau, ten alkoholio vartojimo problemos, dar kažkokie tai dalykai. Na ir paskui po savižudybės, na, tas žmogus pradedamas romantizuoti, ar ne, nu, ten kažkaip tai labai atsiliepiama. Na, mūsų Lietuvoje buvo toks įvykis, vat, pavyzdžiui, su Vytauto Šapranausko ar ne mirtimi, tai Lietuvoje savižudybių skaičius tais metais buvo labai stipriai išaugęs, todėl kad, na, pati ta savižudybė jinai tokia suromantizuota buvo ir po to įvykio labai stipriai pasikeitė komunikacija, ar ne, ir žiniasklaidoje, ir apie tai, kaip mes kalbam. Na, tai iš esmės, na, svarbu nesuromantizuoti tos dalies, ar ne, ir tuo pačiu neįkristi į katastrofizavimą, ar ne. Mes tiesiog priimti, kad tai yra faktas, ar ne? Faktas, kad įvyko savižudybė ir tas faktas gali iššūkti įvairių emocijų. Tai jeigu yra galimybė tiesiog atvirai vėlgi apie tai kalbėti kolektyve, kas įvyko ir dažniausiai ką krizių komandos atvykusios, ar ne, mobili krizių įveikimo komanda, ką mes darydavom, ar ne, mes atvykstam į organizacijos ten dalinį tam tikrą ir na, surenkam žmonių grupės, kurios yra labiausiai paliestos, tai pavyzdžiui, kolektyvas, ar ne, ir tam kolektyve tada, na, vyksta ten valandos, pusantros tiesiog žmonių išsikalbėjimas, išsiventiliavimas apie tai, kaip jie jaučiasi santykėje su tuo, kas įvyko, kokios yra nuostatos, kokios emocijos kyla, ar ne, nes, na, neretai, ne tai, kad neretai, bet visada, kai vyksta savižudybė, kyla klausimas, kodėl. Ir kuo arčiau savižudybės įvykdžiusio žmogaus esą kažkas kolektyvos nariai ar artimieji ar panašiai, tuo dažniau kyla tas klausimas, o ką aš galėjau padaryti, ar ne, ar aš galėjau pastebėti, nu, va tokio ir savęs net kaltinimo, ar ne. Tai va čia yra svarbu identifikuoti, ar man kyla kažkas, ar galbūt kyla kažkokių minčių, ką aš galėjau padaryti, kad nesukristi, ar ne, į tą poziciją. Tai svarbu išsiventiliuoti, kuo artimesnė aplinka, tuo labiau yra svarbu toj kolektyve. Pavyzdžiui, nežinau, komanda buvo 10 žmonių, tai 10 žmonių tai komandai susirinkti ir apie tai pašnekėti, išsiventiliuoti, neslepiam pačio fakto, kad jis įvyko. Kalbam atvirai, kas vyksta ir kokios emocijos kyla viena. O kita, jeigu tai yra didesnė organizacija ir yra daugiau žmonių, kurie nėra taip tiesiogiai ar nesusiję, tai tiesiog galima parengti tokį informacinį pranešimą apie tai, kad faktas yra įvykęs, jeigu išeina tai gyvai surinkti ar nuotoliu susitikus ar ne, nu, vat, jeigu yra asmuo, kuris galėtų pateikti tą pranešimą, papasakoti, kas įvyko, nereikia ten detalių, tiesiog faktą įvardinti ir daugiau pašnekėti apie tai, kad kaip gali mūsų savižudybės darbuotojus paveikti, kokios emocinės reakcijos gali kilti, kokios mintis šalia to įvykio gali kilti ir ką galim daryti, jeigu jaučiam, kad, na, pats savižudybės faktas mus emociškai išbalansavo. Kur galima kreiptis, kur galima gauti pagalbos ir panašiai. Tai kuo artimesnis kolektyvas, tuo labiau tiesiog susirinkti ir su kava pašnekėti apie tai, kas vyksta atvirai, o tolimesniam lygmenį toks pravartu būtų turėti tokį informacinį pranešimą, kurį būtų galima pateikti organizacijų. Ir šiaip čia prie krizių valdymo, šiaip įmonėms labai rekomenduojama organizacijoms turėti netgi ten 5 skaidres, kurias būtų galima ir ne pranešti, pateikti darbuotojams. Taip, tai iš esmės pasiruošti iš anksto tokiems dalykams, kad ir, tarkim, nebuvo šitos krizės, bet būtų pasiruošusi, nes niekada negali žinoti. Taip, taip. Taip. Tai va, tai matau, kad mūsų webinaras eina į pabaigą, atrodo per tą valandą, nu kiek jau buvo įmanoma, tiek daugiau aprėpėm visko ir tada pačiai gal pabaigai norėčiau paprašyti jūsų gal kažkaip gražiai apibendrinti, vat ką jūs norit
kad klausytojai išsineštų iš šito webinaro? Vat kokie yra tie pagrindiniai tokie cinkeliai, kuriuos reikėtų uždėti? Tiesiog, man atrodo, pagrindinis cinkelis yra neignoruoti ir neužsimerkti. Ne? A, atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta ir rūpintis savo darbuotojų ir bendro kolektyvo gerovę, nes kurdami saugią aplinką mes iš tikrųjų galim padėti vienas kitam ir net nejaučiam, kiek ten paprastas pokalbis ir paklausimas, net elementariai, kaip tau sekasi, kaip tu jautiesi, gali žmogui parodyti, kad jis rūpi, o mes kiekvienas, jeigu jaučiam, kad kažkam rūpim, kad esam ryšyje, kad yra santykis, ten ir tas požiūris keičiasi, ar ne, ir saugumo randasi ir viso ko. Tai nebijoti klausti, rūpintis ir pastebėti. Taip. Tai aš irgi gal norėčiau tokį kaip ir palinkėjimą paduoti, kad klausykimės, girdėkime vieni kitus. Ir žinoma, HR žmonės irgi yra žmonės, tai linkiu ir jums patiems galbūt irgi kalbėti, kai yra jums sunku ir įsiklausyti vienam tiesiog į kitą. Tai labai ačiū dar kartą visiems sudalyvavusiems šiandienos mūsų webinare. Visiems gerų skanių pietų tikriausiai, nes dabar bus 12 valanda, tai greičiausiai visi bėgs valgyti. Ir ačiū, kad paminėjote šitą dieną kartu su mumis, labai tikrai. Ačiū. Ir rūpinkitmės vieni kitais ir svarbiausia savimi, nes nuo savęs viskas prasideda. Taip. Ačiū visiems. Visi psichologai.lt. Padedame jaustis geriau.